Sveiki, pagaliau atvyko šitoksai buzeriukas. Jisai skirtas tam, jeigu kažkur tai dronas patirtų avariją, nusileistų ar ne, ir reikėtų ją ieškoti. Tai atsijungus drono baterijai, jisai pradeda skleisti garsą ir atrodo mirksėti lemputė. Dar nežinau, kaip čia bus, tai viską esu susilietavęs prie valdiklio. Čia viskas turėtų įvykti automatiškai, kai tik dingsta maitinimas baterijos, taip automatiškai turėtų įsijungti ir buzeris. Kaip rašo, po 30 sekundžių jisai turėtų pradėti sėti, kažkaip tai skleisti kažkokį tai garsą iki 100 decibelų, lyg tai garsas yra, tai patikrinsim. Čia jis dar turi reset mygtuką. Tai šitą buzeriuką prisitvirtinčiau arčiau krašto, jeigu reikėtų kažkada išjunginėti jį, nes ko gero reikės visada jį nuresetinti, nes tik atjungus bateriją jis iškart perės į aliarmo režimą po 30-20 sekundžių. Tai pabandysiu šitą jau prisitvirtinti. Prisitvirtinsim su paprastu dirželiu. Tuo pačiu dar ir laidus užgriebsiu. Jos būtų patogiau jį kaip tai pasigauti. Galim uždėti ir viršutinę dalį. Kaip ir viskas jau yra kaip ir surinkta daugmaž. Taip, viskas montuojasi, atrodo šitaip. Va, kaip ir baigtas rėmas pačio drono. Atrodo šitaip. Susitvirtino visas galiau. Čia vėl dar pažiūrėsiu nuo baterijos, kur jinai dėsis. Gal papildomai reikės prisisukti su dirželiu šitoj vietoj. Dar kol baterijos neturiu, tai kaip ir nežinau tikslios vietos tos detalės. Taip, ir dar kažkur buvo detalė, kuri klijuojasi ant drono viršaus. Toks kaip ir paminkštinimas turėtų dėtis čia ant viršaus. Taip, ant stalo pas mane čia visko pridėta, tai kaip ir nebematau, lyg tai buvo tokiamis kažkur tai mačiau mėtėsi. Ai, va, atradau. Pasislėpusi. Tai va. Dar tokia detalė dedasi šitoj vietoj. Turėtų. Ir baterijos laikiklis greičiausiai. Tai yra baterija, kad nečiuožinėtų. Ir čia laikytas. Bet dar kol baterijos neturiu, tai dar niekur jo, neklijuosiu aš jo. Vėliau uždėsiu šitą daiktą. Tai belieka mums jį pasijungti, šitą droniuką, ir pažiūrėti, ką jis čia sakys. Kaip jis čia uždainuos, ne? Tai pasijungime į maitinimą. Tai prisijungim
aušinimą video modulio. Pasikūrė mūsų šitas maitinimas. Taip, pasistatom power. Dvylika voltų mūsų ventiliatorius. Pradėjo suktis. Aušinimas įsijungė. Maitinkim patį droną, pažiūrėsim, kas čia bus. Duokim jam biškį, baterija turėtų būti čia 18 voltų, 19. Pasirinkim. Nu, įtampa kyla. Taip, pypsi. Ten matosi šitai vietai gal, ar ne? Raudona lemputė dega. Kitas buzeris turi savo bateriją. Tai raudona reiškia, kad jisai kraunasi. Tasai buzeriukas. Baterija kraunasi. Ir kaip baterija pasikraus, jisai turėtų tą lemputę užgesti, tas ledas. Gal truputį palauksim, kol užsikraus. Ir tada pabandysiu atjungti maitinimą drono baterijos. Nebešaldo. Ir užgeso. Kaip ir pasikrovė. Nu ką, bandom išjungti maitinimus. Mirksi raudona. 20-30 sekundžių. Nu, kaip ir veikia. Balta lemputė ryški. Šviečia. Ir garsas. Nu, garsas toks ne per garsiausias, bet šiaip ir girdis gana normaliai. Kažkur tikrai išgirsim už keletą metrų, už keliasdešimt metrų. Šitas garsas, tai cyps savarankiškai, ne? Taip, pabandom jį išjungti, čia cancel yra mygtukas. Taip, tik paspaudus vieną kartą neužtenka, parašyta 2 sekundės, reikia daugiau palaukti. Viskas. Va, įsijungia. 2 sekundės palaikęs. Čia toks reset mygtukas yra. Va, visai. Po 2 sekundžių ir buzeriuks nebeveiks. Tai kaip ir viskas yra, viskas veikia. Super. Gerai.